Gilinsime žinias apie erdvinį kūną kūgį. Kaip rasti kūgio tūrį? Kūgio tūris yra lygus pagrindo ploto ir aukštiniai sandaugos trečdaliui. Išspręskime užduotį. Statusis trikampis AOS yra sukamas apie statinį SO. Statinis SO yra 16 cm, o kampas A 30 laipsnių. Reikia apskaičiuoti gautojo sukinio tūrį. Sukdami statųjį trikampį apie statinį gauname kūgį. Kūgio tūris yra 1/3 pi r kvadratu kart h. Stačiojo trikampio ASO statinis SO yra kūgio aukštinė. Ir duoda, kad aukštinė yra 16 cm. Vadinasi, mes H turime, belieka rasti spindulį R, kuris yra stačiojo trikampio kitas statinis AO. Pagal savybę, kad stačiojo trikampio statinis, esantis prieš 30 laipsnių kampą yra lygus pusei žambinės, galime užrašyti SO yra lygu 1/2 SA. Arba SA yra lygu 2 kart SO, SO yra 16, 2 kart 16 – 32. Pagal Pitagoro teoremą galime užrašyti, kad AO kvadratu yra lygu SA kvadratu minus SO kvadratu. Įstatykime duomenis. AO kvadratu yra lygu 32 kvadratu minus 16 kvadratu. Apskaičiavę gauname, kad AO yra lygu 16 kvadratinių šaknų iš 3. Apskaičiuokime kūgio tūrį. Kūgio tūris yra lygus 1/3 pi. AO yra spindulys R, tai kart 16 kvadratinių šaknų iš 3 kvadratu ir kart aukštinė H, jinai lygi 16. Apskaičiavę gauname, kad tūris yra lygus 4096 pi kvadratinių centimetrų. Išspręskime kitą užduotį. Duotas kūgio tūris 540 pi. Pagrindo skersmens ilgis yra 18 kart šaknis iš 2. Reikia rasti kūgio paviršiaus plotą. Pažymėkime kūgio viršūnę C raidele, skersmenį AB, o pagrindo centrą raidę O. Kūgio paviršiaus plotą rastume prie pagrindo ploto pridėję kūgio šoninio paviršiaus plotą. Spindulys R yra OB, tai yra tiksliai pusė skersmens AB. Vadinasi, spindulį R galime rasti AB padalinę pusiau, tai yra 18 kvadratinių šaknų iš 2 padalinę iš 2. Suprastinam, gaunam 9 kart kvadratinė šaknis iš 2. Reikia rasti sudaromąją L. L yra lygu CB. Naudosime tūrio formulę. Kūgio tūris yra lygus 1/3 pi r kvadratu H. Iš šios lygybės išreikškime H. Padauginkime abi pusės iš 3, gauname 3V lygu pi r kvadratu H. Padalinkime abi pusės iš pi r kvadratu. Gauname H lygu 3V padalinta iš pi r kvadratu. Įstatykime į šią lygybę duomenis. Gauname, kad tai yra 3 kart 540 pi ir padalinta iš pi kart 9 kvadratinės šaknys iš 2 kvadratų. Pi suprastiname,
gauname 3 kart 540. Pakėlę kvadratu gauname 9 kvadratu 81. Kvadratinė šaknis iš 2 kvadratų yra 2. Prastiname 3 ir 81. Gauname 27 vardiklyje, skaitiklyje vienetą ir 2 ir 540. Gauname 270. Taigi 270 padalinta iš 27. Tai yra 10. Radome spindulį, radome aukštinę, reikia rasti sudaromąją L. Pagal Pitagoro teoremą galime parašyti, kad L kvadratu yra lygu R kvadratu plus H kvadratu. Įstatome vietoj spindulio R 9 kvadratinės šaknis iš 2, vietoj H 10 ir apskaičiuokime. 9 kvadratu yra 81, kvadratinė šaknis iš 2 yra 2 ir plus 10 kvadratu yra 100. Gauname 262. Tai yra L kvadratu, o L yra lygu kvadratinė šaknis iš 262. Įstatykime duomenis į paviršiaus ploto formulę. Gauname pi kart 9 kvadratinės šaknis iš 2 kvadratu plus 9 kart kvadratinė šaknis iš 2 ir kart kvadratinė šaknis iš 262 pi. 9 kvadratu yra 81, kvadratinė šaknis iš 2 yra 2, 81 kart 2 yra 162. Sudauginkime pošaknius 2 ir 262. Gauname 524, o tai yra 4 kart 131. Iš 4 ištraukiame 2, 2 kart 9 yra 18 ir kart kvadratinė šaknis iš 131.